lemputės kabina. Tiksliau, juostelę tokią šviečiančią klijuoja. Sena labai jau ta juostelė. Oi, mes čia jau senai pirkom. Kiek mes laiko gyvenam kartu? 7 metai. Tai vat, man atrodo, tokio senumo ir ta juostelė. Tik kai čia persikėlėm, nežinojom, kaip čia pakabinti. Bet, kaip sakant, šiemet dėdas užsimanė puoštis. Iš to neturėjimo ką veikti. Bent jau užklijuos. Išlysiu į lauką, gal nesušals. Aha. O tokia. Labai gerai. A jos net nereiks nuplėšti. Nu ne, išjungi. Tegul visus metus ir kaba kamiečių ardyti. Ir dar žiūrėk daugiau gavosi net. Tai ir tada pas mus buvo tenais aplink balkoną. Tai dabar pakelsiu į viršų. Gražu bus šiemet. Pasipuošime gražioj. Pasipuošime. Simas tai toks bailiukas. Ateina, kaip sakant, žmonės pasižiūrėti į mūsų katinus. O šitas pasislepia taip, kad aš jo nerandu. Kuris įlenda, žinokit, nerandu, kuris pasislepia. Tokią gerą slėptuvę turi. Po kelių metų išsitraukiau vašką. Čia vat likučiai dar likę. Žalias, raudonas, dažai. Tiesiog paspalvindavau aš tą vašką. Čia tas tamsesnis tai iš Lietuvos atvežtas. Turiu dar didžiausią luito vašką. Tai pagalvojau, kad reikia kažkokias tai žvakytės pasidaryti. Tai žodžiu, aš turiu tokią vaflinę metalinę. Aš nežinau, kiek ten tų gaunasi po ilgų plonų žvakių. Kada surasiu, aš tas žvakės kažkur esu nukišus. Giliai kažkur. Vis tiek ieškosiu tų visų lempučių kalėdom puošti, tai ištrauksiu. Tai vat aš tokias darydavau planas. Ir vat knato daug turiu, čia irgi iš Lietuvos privežti. Tai aš manau šį kartą pasidarysiu vas tokių visokių. Iš Temu atėjo tos formelės. Aš tokia eglutė. Tiesiog pamėginsiu. Čia su rožėm, su kuom čia nebeatsimenu, žinokit. Su gėlytėm. Ai, bus matyti. Ką aš darysiu, aš truputėlį dar to vaško į čia dėsiu, nes vis tiek reikia sunaudoti spalvą. Aš būdavo dar į kremą dedu to vaško, betgi jisai ten daug nesideda. O, į veido kremą. Tai va. Labai šitie indeliai patogus yra. Įstatomi vandenį, va taip. Šitas irgi patogus. Komplektas buvo visas, va. Super. Pasidariau jau viską. Aš buvau dažų per daug pridėjus, nes aš matau, nes vat, jau antrą gabaliuką dėjau. Tai reikės man pasižiūrėti, kaip tos žvakės senos. Ar jos dega? Nežinau, man tai atrodo, kad dažų per daug čia buvo. Oi, tas senai buvo tai. Dabar aš su mielu noru nebedėčiau tų dažų, bet čia buvo likutis, nu negi išmėsiu. Žaidžia caras Trumpas. Pradėkime nuo tam tikrų niuansų. O štai pavyzdžiui, G20 šalis ketina siekti konflikto Ukrainoje sprendimo, viršūnių susitikime buvo priimta bendra deklaracija. Įdomiausia tai, kad šitas G20... Na, kaip supratot, formelės man patiko, neblogos, gražios. Aš jau raudoną spalvą naudoju. Čia net likutis toks bus žaliai raudona. Ai, tiesiog noriu aš tos išnaudoti tas spalvas ir po to gal darysiu natūrales, be jokių dažų, nežinau, žinokit, bus matyti.
Ir dabar yra tokių žmonių, kuriems nesigauna. Na, aš tos praktikos turėjus su tom žvakėm iš daug anksčiau. Čia prieš kokius, ką žinau, 7 gal metus. Kaip tik aš neišbandžiau ir kiek, kaip sakant, man nesigavo ir žvakės neužsidegdavo. Dar sakiau, paimsiu į karštą vašką, įkišiu tuos knatus, nu, tiesiog geriau degs. Geriau degs. Na, tiesiog reikėtų tai padaryti. Nebūtina, bet reikėtų. Buvo visko. Ir dažų per daug įdėdavau, niekas ten nedegdavo, žodžiu, kol neišbandai ant savo kailio, tol nesupranti, atrodo viskas taip paprasta. Kaip ir čia, ne? Kodėl aš dedu į indelius. Va šitaip įstatau. Tam, kad jeigu mes pamatysim burbuliukus, kad tiesiog padaužyti. Formelių neliesti geriau. Kai pilam karštą vašką, geriau neimti iš tų vietų, aplamai neliesti. Tiesiog biškį papurtom ir viskas. Bet aišku, reikia stengtis, kad tų burbuliukų nebūtų, bet nieko čia tokio iš tikrųjų. Ir kai įveriu tą knatą, aš jį susuku. Nu, tokią virvutę truputėlį padarau. Ne taip, kad tiesiai. Aš dabar tokius specialius spaustukus dar užsakiau iš Temu. Nes man su tais pagaliukais nelabai patinka. Čia segtuką panaudojau. Nu, tiesiog. Kad būtų man patogiau. Dėl patogumo iš tikrųjų. Kai jau apstingsta ten po kelių valandų, aš tada tik tais išimu, padedu, kad nesimaišytų. Ir palieku per naktį. Neskubu aš krapštyti iš tų formelių. Tegu atsistovi normaliai. Tai va šitaip žvakė man degė. Tai šį kartą dėjau storesnį knatą. Ta prasme 3 kartus. Va toks pas mane. Ir aš 3 siuliukus į tą vieną. Va taip susuku ir aš. Nu, suprantat. Suprantate, ne? Padarau tokią kaip ir virvutę, vat. Ir iš apačios aš užklijuoju. Nu, šitos tai neklijuoju, aišku, nesiklijuoja, bandžiau, bet va tas didesnės užklijuoju. Nu, šiaip tai vaškas tikrai neprateka, dėl, kaip sakant, bet dėl viso pikto. Labai patogus tas instrumentas, ta adata tokia vadinama, labai patogu. Į tą pačią vieną pradurtą skylutę bakst, kas darote žvakės ir neturit. Nu, aš abejoju, kad jūs neturit, bet maža ką, kaip sakant. Įsigykite, patariu, nedaug kainuoja, viską pirkau iš Temu. Labai daug Temu formelių yra, aš net užsisakiau dar keletą užsisakiau eglučių dar, ten kitokias dar eglutės, žodžiu, ir dar kažką užsisakiau, konkorėžį, man atrodo, užsakiau, labai daug gražių formelių yra. Su spalvom galim padaryti ir spalvotas tas žvakes, norint ten pažaisti, gal reiks užsimti. Tie dažai, žinokit, neatsimenu, kiek kainuoja, aš juos senai pirkau, reikės įlysti į Amazoną, aš iš ten juos pirkau. Man, žinokit, jie labai patiko tie dažai. Vakar, kai uždegiau, kaip kvepė, nu, kvepė, žinokit, kvepė visi namai. Bitutėm kvepė. Tau reikėjo čia dabar išsijungti, ką? Nu. Visi tie robotai trukdžiai konkretus. Ne tik papūgas, bet ir robotai. Tai norėjau pakalbėti apie šito šikano pliusus ir minusus. Man, žinokit, nepatiko jų granulės, zeolito granulės.
bet manau, kad būtent ir sukurtas šis šikanas su šiom granulėm, nes principas toks, kad katinėlis pasisioja ir viskas eina į palutę. O ten žinoma, o kakučiai tai taip, jie išimami ir taip, mes visada juos išimam, ne? Mat koks pasisiojimas. Tai, bet man nepatiko zeolito kvapas ir negalima šūdukų mesti į unitazą. Jis tiek apkimba zeolitas aplink kakučius, kvapas, amoniako kvapas, žodžiu. Man nepatiko šios jų granulės. Nors aš buvau truputėlį pamaišius su medžio granulėm, bet vis tiek buvo ne tas, žinokit. Išpyliau, naudoju medžio granulės, pušies. Dabar taip, kas dėl palučių, tai aš dabar čia keisiu. Jų palutės man nepatinka. Jos taip nepriglunda, kažkokiais tai gabalais sukrenta, nes aš pačioj pradžioj neždavau išpurtit tas pjuvenas, dabar darau kitaip. Tad aš suradau pagal atsiliepimus va šitas palutės. 50 vienetų kažkur kainavo $30. Anas aš netgi paklijuodavau iš kraštų, o šitos taip labai lengvai priglunda. Palutės keičiu kas antrą dieną. Dar žinoma priklauso, kas ateina į tą tualetą. Jeigu tie drambliai dažniau vaikšto, tai kasdien reikia keisti. Miegame, šitas šikanas idealus, nes karts nuo karto aš vis pasižiūriu, per dieną keletą kartų aš susėmiu tuos pjuvenas, tiesiog su kastuvėliu. Suimu, žodžiu. Ir kadangi turiu tokią šiukšlių dėžę su maišeliais, aš į ją ir viską suberiu. Nereikia man nešioti purtyti, nes aš pačiai pradžiai tai nešiojau purčiau. Į specialų maišą, po to atsinešiau tą maišą, laikiau čianai, bet galvoju, kam aš taip žaidžiu. Daug paprasčiau. Atidarai stalčiuką, sukasi į krūvelę ir surenki. Tai va šiandien noriu pakeisti aš jau tą palutę. Prisisiota. Praploviau ir aš dar papurškiu tokį purškalų padėkliuką, nes vis tiek nuo palutės šiek tiek tas papelis lieka. Turiu va tokį seną purškaliuką, bet dabar nusipirkau kitokį, parodysiu. Jisai greičiau veikia, nes kapučinas dar savo kaprizus rodo, dar sisioja. Tai parodysiu su kokiu purškiu, kad kvapą neliktų. Patogus, taip, bet reikia dažnai patikrinti. Laikant 1-2 katinus, tikrai taip dažnai nereikia, bet idealus va šitas šikaniukas, jam patinka forma, jam patinka, kad nėra uždaras, tikrai jie mielai lenda į šitą tualetą. Taip, mielai jie lenda. Laikant 1-2 katinus, tai idealus tualetas, žinok, sakyčiau. Nereikia jokių ten robotų. Bet kai jau yra dramblių, reikia dažniau tas stalčiuką atitraukti. Jei būtų tualetas nemiegame, aš tokio nenorėčiau. Nemiegame, man patinka tas metalinis. Ten aš keičiu, žinokit, 1 kartais 2 kartus per savaitę. Nes ten aukštis toks nemažas, ten kol subyra, žodžiu, labai patogus, nereikia dažnai keisti. Man atrodo, dar didesnį kiekį perkant yra dar pigiau. Reikės pasižiūrėti. Aš pradžiai pirkau 50 tam, kad pamėginti. Noriu parodyti dar va tokį skystį. Kapučinas va čia mėgsta padaryti balą. Ir pradėjau jau tą daryti naktim. Tai jau sakiau, panaitį nešiuosi 2 aukštą, viskas užtenka. Jam čia tokius dalykus daryti.
Nedaro, viskas tvarkoja, kokią savaitę, paskui vėl pradeda. Tai vat 5 minutės papurškus palaukti. Ana, kur rodžiau, ten reikia gal 15 minučių palaukti. Na čia 5 minutės. Aš visur čia išpurškiu ir kampus, netgi vis tiek palaukiu ir tada tik plaunu. O aš man galvą išsiplovus, vaikštinėju, skalbiuosi. Susivėlus, kaip sakant. Ai, palaukiu, kol pradžius šiek tiek, tada tik šukuoju. Dar papurškiu purškaliukais, nors dabar esu papurkšus tokiu purškiamu balzamu. Labai neblogas. Ir palaukiu, kol geriau pradžius. Dabar, žinot, šildymas įsijungęs, tai greitai, iš tikrųjų, tai čia. Ir ką galiu pasakyti, dabar paskutiniu metu nepasakoju apie tą svorio metimą. Man čia buvo pakilę kažkur 1,5 kilogramų pakilę. Dabar šiandien pasisvėriau, atgal sugrįžau. Ir mąstau, žinokit, truputėlį savo tą mitybą reikia jau. Aš truputėlį tikrai atsipalaidavau. Tikrai prisipažinsiu, tai jeigu svoris nekrenta, tai apie ką čia eina kalba, ne? Tai pamažinsiu matomai ir vaisius. Jau reikėtų, jau, kaip sakant, piknaudžiauju. Obuoliukus valgau, desertą darau. Nu, iš tikrųjų, ten tai kas obuoliai ir želatinas, ne? Reikia man juos naudoti, bet man jau, žinokit, tas desertas, va, kaip čia pasakys, jau nusibodo. Bet reikia suvalgyti, nes, nu, šilta kol kas ir obuoliai gali pradėti pūti. Nežinau iš tikrųjų kaip čia bus, bet jau sakiau, kad peržiūrėsiu ir jau susijimsiu. Žinokit, tikrai atsipalaidavus esu. Tik džiaugiuosi, kad atgal sugrįžau, tai sveriu 100 kg, vis dar 100 kg, į 2-ženklį skaičių, nei kaip šiais metais. Nenusišviečia, aš kaip suprantu. Nu, reiks kitais metais, ne, bet džiaugiuosi, numečiau, kiek aš čia numečiau. Ten 14-13 kg per metus. Nu ir tai gerai, ne? Nu, kas blogai? Gerai. Tai va taip. Dar žinot, jeigu aš laikyčiausi dietos, jeigu aš tikrai laikyčiausi griežtai, nu, gal ir būtų, kaip sakant, ne faina, kad aš tik tiek numečiau, bet kai aš nesilaikau tos dietos, nesilaikydama dietos, aš tiek numečiau, nu, tai man iš tikrųjų visai nieko, sakyčiau. Tik žinoma, reikia žiūrėti. Ir vaisių aš paskutiniu metu tikrai dauginau, nemažai jų valgiau, vis tiek daro savo tas cukrus, koks jisai bebūtų. O pas mus šiandien toks vėjas didelis, kaip lapai visur skraido. Žiūrėkit, kur kapučinas slapstosi. Kieno čia vanega? Ir pas mus jau šalčiai artėja. Eisi lauką? Na, ir. Kiek išbus? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ai, dar ne, iš vieno kart ne. Va taip su katytėm būna. Vat katytės kažkodėl va tokios yra. Madamos. Jiems reikia duris darinėti kaip troleibuse. Ai, aš dabar kažką ten radau, pavostinėsiu. Ai, tu stovi dar prie durų. Aha. Bet aš nueisiu ir jinai pradės rėkti. Aha, dingo. Dar ne, dingo. O taip va. Tai pas mus irgi ateina šalčiai, sniego ateina. Nedideli tie šalčiai, bet vis tiek jau nebe pliusas bus. Nes va ši savaitė buvo tikrai labai šilta. Tikrai labai šilta, +10 taip. Na, Elektra, pasirodyk. Kokia tu jau didelė. Nu, pasirodyk. Tokia savarankiška katytė. Labai jau tokia savarankiška. Bet kai nori, tai ateina. Ypatingai, kai valgai. Vat kai valgai ką nors, tai tiesiog į bliūdą lenda. Reikia ją irgi ragauti. Nesvarbu, ką tu ten valgai.
Lenda, ragauja. Taip, ypatingai pieniški produktai patinka, taip. Kad žiūriu, dabar mano visi katinai to pieno laka, ne, suprantu, kas čia darosi. Šiaip tai aš katytį įpilu, bet visi katinai pieną laka. Šitas irgi laka. Visi pradėjo lakt pieną. Nežinau, čia kas bus. Nu, tegu laka, negi gaila. Oi, negalima katinams, aš jau žinau tas replikas. Nu, jūs ir neduokit, kas aš, ne jūsų katinams duodu. Aš savo kačiukams duodu. Labai jinai išstypo į aukštį. Tokia jau nebe mažytė. Bet savarankiška. Jų pas mum neina miegot, jau turi savo vietą. Ten į tą medį įsiriopšlina ir miega. Ne? Sakyk, aš jau nebe beibis viskas. Aš jau savarankiškai. Ne, Elektra? Jau maždaug atsiliepia į tą vardą. Bet kokias pėdutės tavo gražios. Kokias gražios pėdutės. Ne, kasgi tau skaudės. Bet tau nagučius jau reikia kirpti. Nagučiai kaip įlos kokios. Nori ir man tai mėgsta pagriaužti nagus. Labai atsargiai kanda. Va, tokia išstypus mergiotė visiškai, va. Ilga tokia. Nu ir auklė atėjo. Jei mama, vat, Simas, matomai yra ir viskas. Ir jinai prie Simo.